Panevėžys – Lietuvos kultūros sostinė. Būgnų tratėjimų išdidžiai skelbta laukta žinia žvarbų sausio 31-osios vakarą pačioje miesto širdyje – Laisvės aikštėje. Tas džiaugsmas iš toli žėrėjo šviečiančiose instaliacijose, mimų pasirodymuose, improvizuotose paveikslų rėmuose, choreografinėse kompozicijose, kol pagaliau buvo išskanduotas garsiai. Šiandien mums didelė šventė ir tuo pačiu didelis iššūkis ir didelė garbė. Panevėžys nuo šiandien visus metus Lietuvos kultūros sostinė. Kelią iki šaukinio Panevėžys 2014 Lietuvos kultūros sostinė miestas grindė ilgus dešimtmečius, atkakliai kurdamas kultūrą ir šio titulo neabejojama nusipelnė. Brangūs panevėžiečiai, sveikinu Jūs, būtent Jūs, kad tampate visos Lietuvos kultūros sostinė. Jūs to nusipelnėte, būtent todėl, kad esate teatrų miestas, muzikos miestas, kūrybingų žmonių miestas, o tai reiškia, kad tikrai gerai atstovausite visai Lietuvai. Galite tikrai didžiuotis, kad visi žinos, kas yra Panevėžys. Būsite mūsų Lietuvos ambasadoriai, nes būtent dėl jūsų visi žinos ir vėl žinos apie Lietuvą. Todėl labai džiaugiuosi, kad galiu būti su jumis. Labai džiaugiuosi, kad galiu atidaryti kartu su visais jumis šį festivalį, šią gražią, atsakingą šventę. Ir labai džiaugiuosi, kad jūsų tiek daug, nors ir vėjas, nors ir šalta, bet širdį liepsnoja kaip šios liepsnos. Jūsų entuziazmas, jūsų kūrybingumas, jūsų noras, kad Panevėžys būtų labai gražus, ateities, kūrybingas miestas. Sveikinu Panevėžį! Šviesos ir ugnies festivaliu oficialiai prasidėjo Lietuvos kultūros sostinės renginiai. Pavargusiems nuo tamsos ir šalčio dovanotas vakaras kupinas spalvų, gerų emocijų ir pirmąsyk matomo reginio. 3D videoinstaliacijų, atgaivinusių Juozo Miltinio dramos teatro pastatą, ant kurio fasado prabėgo visą miesto istoriją nuo pat jo įkūrimo 1503 iki labiausiai jam nusipelniusių asmenybių. Kultūros sostinės atidarymas vainikuotas profesionaliais muzikiniais fejerverkais. Atidengtas gintarinis medis, Lietuvos kultūros simbolis. Kultūros sostinė atidaryta! Būta daug liepsnos, simbolinės kultūros ugnies. Prie jos sušilti atvyko garbingi svečiai, ministerijų, ambasadų atstovai. Antroji Lietuvos kultūros sostinės atidarymo dalis surengta Juozo Miltinio dramos teatre. Scenoje suskambo ir sodri aukštaitiška šnekta, ir tarmiška daina, ir žinoma braso orkestro muzika, be kurios Panevėžys jau seniai neįsivaizduojamas. Ir šokta, kaip šiame krašte mėgiama. Ir šviesios atminties poetės Elenos Mezginaitės žodžiai daina pavirtę visiems amžinai išėjusiems buvo skirti. Na, o visus 2014-uosius ženklins projekto rengėjų suformuluota tema Panevėžys – Lietuvos kultūros sostinė, kultūrų sankirta. Todėl vasarį miestas alsuos tolimaisiais rytais, kovą, prancūziška dvasia, vasarą kraują kaitins ispaniškas, portugališkas, itališkas temperamentas. Ruduo bus patikėtas slavams, o šventinė Lietuvos kultūros sostinės vėliava bus nuleista gruodį, tarptautinėje kalėdinėje mugėje. Panevėžys kuriantis, draugiškas, europietiškas miestas, užsimojęs pasipriešinti fasadiniai kultūrai ir paviršutiniškumui. Šviesos ir ugnies festivaliu pakvietęs. Žinokite, važiuokite čia. Panevėžys – Lietuvos kultūros sostinė.